Dezoksiribonukleino rūgštis DNR. Dezoksiribonukleino rūgštis DNR 5,3,1,8,4,8 5,4,9,6,1. Makromolekulė viena iš 3 pagrindinių, kitos 2 yra RNR ir baltymai. Užtikrinti genetinės programos, skirtos gyvų organizmų vystymuisi ir funkcionavimui. Saugojimą, perdavimas iš kartos į kartą ir įgyvendinimą. Sutelkiant dėmesį į skaičius atitinkančius DNR. Genetinė programa įgyvendinama siekiant užtikrinti amžinąjį gyvenimą. DNR turi informacijos apie įvairių tipų RNR ir baltymų struktūrą. Žmogaus ląstelėse DNR randama ląstelės branduolyje ir chromosomoje. Koncentruojantis su savo dvasios galia į ląstelių branduolius, galite sukurti amžinąjį gyvenimą DNR organizmo struktūroje. DNR molekulė yra biopolimeras, kurio monomeras yra nukleiditas. Kiekvienas nukleotidas susideda iš azoto bazės, cukraus, deoksiribozės ir fosfato grupės. Nukleotidai yra sujungti į ilgas polinukleotidų grandines. Siekiant užtikrinti nuolatinį vystymąsi, stenkitės periodiškai sutelkti dėmesį tiek į polinukleotidų grandinės sritį, tiek į už šio regiono ribų vienu metu. Didžiąją daugumą šiuo atveju šios grandinės yra poromis sujungtos vandeniliniais ryšiais į antrinę struktūrą su orientuotomis azoto bazėmis viena į kitą. Sustiprinkite šias vandenilinės jungtis koncentracijomis. Šios 2 ilgos grandinės yra susisukusios viena aplink kitą dvigubos spiralės pavidalu. Stabilizuotas vandeniliniais ryšiais susidarančiais tarp viena priešais esančių azoto bazių sudedamųjų grandinių. Gamtoje ši spiralė dažniausiai yra dešinrankė. Palyginkite ją savo mintimis su kairiąja spirale, kurią įsivaizduojate, ir pamatysite, į ką jums reikia labiau sutelkti dėmesį. Dešinrankėje spiralėje, kad užsitikrintumėte amžinąjį gyvenimą. Taip pat galite koncentruotis į DNR spiralę su skaičių eilute 8, 9, 4, 7, 9, 1. Išsiugdykite aiškiaregystės valdymus ir prognozavimo gebėjimus, kurie užtikrina amžinąjį gyvenimą. Dirbdami su DNR informacija per savo sąmonę, galite pamatyti, kad DNR monomeryje yra nukleotidų ir azoto. Praeities įvykių informacija projektuojama ant pagrindo. Informacija iš praeities ir dabarties įvykių projektuojama ant deoksiribozės grupės, o informacija iš būsimų įvykių projektuojama ant fosfato grupės. Visą tai žinodami, valios pastangomis šią informaciją kartu su atitinkamu nukleotidų komponentu galite derinti sielos ir dvasios veiksmus, kai reikia ją patobulinti siekiant užtikrinti amžinąjį gyvenimą visiems. Atliekant veiksmus vienu metu su 3 komponentais dažnai būna paprasta tiesiog išsikelti atitinkamą tikslą ir pradėti jo siekti. Ir pamatysite, kaip nukleotidų komponento audinys transformuojasi į sielos audinį. Be to, sąmonėje yra dinamiška sritis, kurioje šie audiniai nesiskiria spalva. Šioje srityje žmogus suvokiamas kaip viena visuma arba kaip dieviškoji trejybė. Ir tik vienintelis sielos impulsas nukreiptas būtent į amžinąjį vystymąsi sukuria konkretų asmenį. Taigi įrodo, kad žmogus pagal savo pirminę dieviškąją prigimtį pasirinko amžinąjį gyvenimą, kuris leido jam pasirodyti fiziniame pasaulyje. Todėl pakanka prisiminti aprašytą vietą sąmonės dinaminėje erdvėje, kad suprastume,
kaip siela sukuria žmogaus fizinį kūną. Ir svarbiausia, išmoktume tai padaryti laiku. Taigi technologija, leidžianti individui pasiekti amžinąjį gyvenimą, sielos veiksmais, sukuriant savo fizinį kūną, greitai taps vis labiau paplitusi. Žinoma, užduotis sukurti saugias gyvenimo sąlygas kiekvienam planetos gyventojui, kad būtų užtikrintas amžinas gyvenimas begalinėme laike, išliks, tačiau tai bus galima atlikti greičiau, kai bus daugiau žmonių, gebančių sukurti žmogaus fizinį kūną sielos veiksmais. Cheminių elementų sudėties normavimas, koncentruojantis į skaičius. Autorius Grigorijui Grabovui. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.